Labas rytas, gerą dieną. Gerą dieną, važiuojam apsipirkti valgyti. Kaip visada, vaikelį bandom migdyti, bet kažkaip su Germaniuku dabar jisai nori miegoti. Bet kai būna migdai ir saulė šviečia, Angeliukas brolio nukrito, kai saulė šviečia, tai dar būna užmiega. Taip kartais ožiukus savo rodo ir tiesiog neįnam miegoti. Važiuojam Jūrmą apsipirkti valgyti, šiandien maisto apsipirkimo diena, tasai antradienis ir tikiuosi rasi ką nors gero normaliomis kainomis, nes jau šitie eurai turėtų būti kažko jau gero, nes šiaip pavasaris man nelabai patinkantis toks dalykas, nes įprastai nebūna ką pirkti valgyti už normalią kainą. Vasarą tai labai fainai daug gali prisipirkti maisto ir labai laukiu, kada bus tas naktinis turgus, nors jis jau veikia, bet aš būtent nevažiuoju tą naktinį turgų, tai laukiu, kada jau pradėsiu važiuoti ir pirksiu valgyti iš to naktinio turgaus, tada bus galima prisipirkti daug gėrybių, ypač iš vieno vyriškio, kur perku tas brokolius kalafioras ir manau jisai vėl pigiai pardavinės. O mes su Danuku važiuojam. Danukai važiuojam? Danukai sėdi, nekalba. Danukai pasakyk ant lopas. Ne, Maigo telefoną. Maigo, ten, žinot, neatsimenu, žodžiu, mano laikais būdavo tokie žaidimai, toks kaip telefonas atrodo, ar ne telefonas būdavo ir spaudi knopkę ir tokie žirniukai vandenyje krenta. Tai, žodžiu, šitą Maigo ir sako, mano telefonu žaidžia. Tai viskas, nebetoli iš tikrųjų Jūrmas, ką įsigysime, viską matysime. Dar nereikia Danukai atsisveikinti, kai dar ne pabaiga. Ne? Gerai. Važiuojam. Be galo noriu pasiimti, radau bananų dėžę ir obuolių dėžę. Toliau pirkau graikinių riešutų, datulių, gal graikiniais riešutais padaryti, saulėgrąžų ir man atrodo iš čia viskas. Tada yra mūsų favoritai rauginti kopūsčiukai. Yra vynuogių buvo po euraus dėžutė, kopūstas, laimas, nes saulėgrąžų grietinę, kai darau, nebeturiu žiūrių citrinos. Ten irgi dar vienas kopūstas ir skanieji kietaviški agurkiukai. Toliau, žinau, kad nuskilo kietaviški, 5 centų už kilą buvo pomidoriukų prisikrojau, brokolių, rūkolo ir dar ten pasislėpė ir ridikėliai. Šiaip iš tikrųjų neblogai pasisekė man. Kas geriausiai šiandieną pasisekė, tai bananų dėžė. Už 5 eurų už dėžę buvo kietaviški, kaip sakiau, pomidorai 5 centų už kilą. Ir kas dar? Ir atrodo nieko tokio įspūdingo nebuvo, bet žodžiu, esu laiminga, nes truputį gavau pigesnio maisto. Nors iš tikrųjų tobulai geras, tie pomidorai netgi kieti yra ir dar nesunokė. Ne pomidorai, atsiprašau, bananai kieti ir dar nesunokė. Tai žodžiu, bus super ir tiem ridukos sausainė ir taip toliau. O pomidorai visiškai kietutėliai. Tai žodžiu, super, nes įprastai pomidorai kainavo apie 2 eurus. Tai 5 centų už kilą labai pasisekė. Dabar važiuojam iki Promo avižinių ir tada važiuoti reikės iki Maksimos ir iki Lidlo, kaip visada. Nu, žinau, kad žmogui pasisekė puikiausiai, nes radau dalyko su nuolaida. Grikių maišą nusipirkau ir avižinių. Ir dar ką noriu parodyti, nes tai yra grikiai ir avižas buvo su nuolaida, vieną ir kitą, tai dėl to ir pasiėmiau. O dar noriu parodyti, kad nusipirkom lavašą. Bet principas tas, kad Germaniukui vietiniai lavašai netinka. Praeitą dieną buvo Maksimoje ir radau be glitimo lavašus, kurie tinka Germanui, nes kuris laikas noriu iš tikrųjų pasidaryti kebabą, bet Germaniukas kaip ir negali tų kvietinių lavašų. Tai radau tuos be glitimo lavašus, kuriame nėra nei kokoso, nei dar kažko, nei citrinos šaukštelės, berods ar ko tenai, kas jam netinka. Tai dabar galima bus kepti lavašus, pirmą jam iškepsim, o tada sau kepsim. Žodžiu, super, nes labai norėjau kebabų. O nuvaryti į kavinę ir mūsų kai yra 6, plus Germanui netinka, kebabą pasidaryti, tai yra ne pasidaryti, o įsigyti, tai kosmosą kainuoja. Iš tikrųjų, kai gali pasidaryti pats namuose viską, nes iš esmės visko yra, ir kopūstų, ir pomidorų, ir ten tų agurkų, ir padažo, ir kepsnelių užsikepti gali. Žodžiu, viską gali pasidaryti pats, nes dauguma yra dalykų apipirktų, tik lavašų truko. Tai dabar galėsim visi kartu lavašą valgyti. O dabar į Maksimą nereikia nieko iš tikrųjų. Tai važiuojam tik tai iki Lidlo nusipirkti makaronų reikia ir dar kažko.
Tai važiuojame kartu. Jau apsipirkome ir Lidle, buvo tie kreivagubiai, kaip ten vadinasi, sunuoda, tai pasiėmė 2 pakelius, nes pagalvojau, galiu padaryti kebabus ne su kepsneliais, o su šitais pakepintais ale čikinu. Tai reikia gerai pakepinti, kad tokia būtų traškumo ir tobula vištiena būna. Tos ne vištienos skonės, nes įdedi vištienos prieskonių. Ir ką dar? Kukurūzų, makaronai baigėsi, Danukas labai norėjo kaspinėlių šiandieną, tai pasiėmė kaspinėlių vieną, taip? Rei? Tai kitą kartą 2 pasims. 2 kaspinėlius kitą kartą paims? Nu gerai. Dar alyvuogių nes baigėsi. Važiuosim šį savaitgalį pas mano tėtę, tai galvojom su Danuku, kokį čia mum piragą iškepti, gacineliui su gimtadieniu. Su gimtadieniu tą šventinį tortą padaryti, nes kai mums netinka daug kas, tai aš padarau tą, ką galėtume valgyti. Bet tavo tėtė, žinau, kad žiūrėsi šitą video dieną vėliau, bet vis tiek sveikinam su gimtadieniu. Taip, Danuk? Valio, valio. Sakom valio? Sakyk. Šypsosi. Pasakyk seneliai valio. Nu, arba sakyk su gimtadieniu. Juokis. Senelė. Danukai, sakyk, valio. Žinau, kad tėti vis tiek žiūrės video, tai žodžiu su gimtadieniu ir čia. Tai viskas, toks mūsų maisto apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas labai labai svarbus. O šiandieną viskas važiuosim maisto sudėti, iš tikrųjų neblogai gavau maisto, pigaus ir vynagas po eurą už induką ir tie pomidorai po 5 centų ir dar kas ten buvo. Ai, bananų dėžė, va, žiauriai gerai, nes Židukas galės iškepti krūvą sausainių. Jisai praeitą kartą sakė, mama, tu negali bananų dėžės visos nupirkti. Sakau, tai kad labai brangia ta bananų dėžė, sakau, tikrai nepirksiu dabar. Sakau, bet labai norėčiau. Tai jis tikriausiai taip stipriai norėjo, kad kai nuvažiavam buvo po 5 eurus už dėžę. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito video.